Šiandien atliksime priauginimą su viršutiniam formelėm. Pirma ir visų svarbiausia yra susitvarkyti odelių zoną. Tai atsikeliu odeles su apelsinmedžio lazdele, tada odelių zonoje užsipilu tokios pudros, tiesiog, kad man nesiveltų angalis. Tvarkydama odeles dar ir apeinu visus suragėjimus. Tuomet nusikerpu odeles ir poliruoju jas su aliejuku ir, kaip aš sakau, tokiu keistu angaliu. Tada siunčiu savo modeliuką plautis rankų ir buffiname nago paviršių. Nusivalau viską su klineriu ir naudoju Sote dehidratorių. Geresniam sukibimui išgauti tepu Sote Ultra Bondo. Tuomet naudojame įtrinimo bazę tokiu judesiuku, lyg įtriname į nago paviršių. Na ir keliaujame prie svarbiausio dalyko šiame video yra viršutinių formelių. Na ir pats svarbiausias dalykas su viršutiniam formelėm yra gerai atsimatuoti, kad jos būtų tinkamos jūsų nagui. Pasirenku kokį gelį noriu naudoti, taip pat ir ilgį, darau šlapes grindis, tuomet dedu didesnį lašą ir modeliuoju taip, kaip modeliuočiau ant nagų, dar pasižiūriu, kad visose šonuose būtinai būtų gelio. Formelę tvirtai prispaudžiu odelių zoną ir labai lėtai leidžiu, kol formelė atsiremia į paralelės. Tada 10 sekundžių palaikau va taip šviečiant tik į odeles. Apsiverčiu kliento ranką, galiu nusiimti ilgio, prisidėti ilgio, visiškai kaip jūs norite. Kadangi gelis vertus ranką dar nėra pilnai išdžiūvęs, todėl dar galima pakeisti nago ilgį ar nuimti. Uždedam formelę dar kartelį, jeigu kaip čia trūko gelio, šiek tiek užsidedam didesnį burbuliuką, privalu pasižiūrėti, ar šonuose tikrai yra gelio, spaudžiam prie odelių, pakaitinam prie odelių, apsiverčiam, pasižiūrim, ar viskas gerai, dedam į lempą būtinai 60 sekundžių ir tada galim nuiminėti mūsų formeles. Svarbu išsivalyti visą panagę su klineriu, dėl to nes paskui valant panagę su jau angaliu, užsivels jisai visas nuo nenuvalyto dispersijos sluoksnio. Kuo gražiau užsidėsit formelę, tuo mažiau reikės tvarkyti su freza, nes, kaip matote, čia tvarkau savo kliurkas. Toliau naudoju 180 ir 100 gritų dildę, susitvarkau visą formą, galim pasidaryti smailę, galim pasidaryti tokią kaip balerinos formą, visiškai nesvarbu. Greitai jums parodau, su kuo tvarkiau panagę, tai yra su eglute violetinio žymėjimo, bet pradedančiosioms meistrėms nerekomenduoju, nes yra pakankamai grubus. Tai su jie tvarkau ir panagę ir nuiminėjau seną medžiagą. Topas, kuris padėjo man laimėti karą su įtrinimo dulkėmis, atrodo dar geriau negu su įtrinamom dulkėm, o net nereikia žaisti su jom, tiesiog užtepi ir viską turi. Ir aišku, procedūros pabaigai naudojam aliejuką, kaipgi be jo, ir jūs tik pažiūrėkite į rezultatą. I was chasing shadows, moving too fast, didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck